Mylimieji Kristuje, šiandien norėčiau pasidalinti mintimis tema, kuri neabejotinai kelia svarbius klausimus mūsų kasdienime gyvenime – draugystė su pasauliu. Šis klausimas nėra lengvas, nes gyvename pasaulyje, kurio įtakos negalime išvengti. Bet kaip krikščionys esame pašaukti žvelgti į pasaulį per tikėjimo prizmę. Šventasis raštas mums pateikia aiškias gaires. Jokūbo laiške skaitome. Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Kas nori būti pasaulio draugas, tas tampa Dievo priešu. Šie žodžiai griežti, bet jie atskleidžia giluminę tiesą, kurią turime suprasti ir apmąstyti. Ką reiškia draugystė su pasauliu? Ir kodėl tai taip pavojinga tikinčiojo gyvenime? Visų pirma, svarbu aiškiai suprasti, ką raštas turi omenyje, kalbėdamas apie pasaulį. Čia kalbama ne apie kūriniją, ne apie žmonės, kuriuos mes esame pašaukti mylėti, o apie pasaulio vertybės, kurių šaknis nuodėmėje. Pasaulis, kaip minima šventajame rašte, yra ta dvasinė realybė, kuri siekia atitraukti mus nuo Dievo. Tai godumas, puikybė, savanaudiškumas, abejingumas, kūno malonumai be atsakomybės ir tikro meilės supratimo. Tai pasaulio kultūra, kuri vertina sėkmę ne pagal dorybės, bet pagal turtą, išorę, prestižą ar malonumų gausą. Kai krikščionis pradeda širdyje siekti tokių vertybių, draugauti su jomis, jis pameta savo tikrąjį tikslą. Toks žmogus užuot siekęs amžinybės, ieško trumpalaikės laimės. Jis pamiršta, kad tikrasis krikščionio pašaukimas yra būti pasaulio šviesa, o ne susilieti su pasaulio tamsa. Tačiau būkime atsargus, tai nereiškia, kad mes turime atsiskirti nuo visų žmonių ar visiškai atsižadėti pasaulietinės veiklos. Pats Kristus mus kviečia gyventi šiame pasaulyje. Gyventi, bet ne iš jo semtis vertybių. Evangelijoje pagal Joną girdime Jėzaus maldą už savo mokinius. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Tai yra mūsų iššūkis kasdieninis. Būti pasaulyje, bet nepriklausyti jam. Būti kaip druska, kuri suteikia skonį, ir kaip šviesa, kuri šviečia tamsoje. Toks mūsų iššūkis. Tai reiškia, kad mes turime dirbti, kurti, mylėti ir veikti, bet visuomet prisiminti, kad mūsų tikrieji lobiai ne čia, o danguje. Mes neturime prisirišti prie materialių dalykų, nes jie neišvengiamai praeis, bet turime laikytis Dievo žodžio ir amžinųjų vertybių – meilės, teisingumo, gailestingumo ir tiesos. Draugystė su pasauliu išbando mūsų tikėjimą. Jis mus gundo rinktis lengvesnį kelią, siūlydama greitą malonumą, laikiną pasitenkinimą. Bet mes žinome, kad šis kelias veda į pražūtį. Kristus mus kviečia sekti jį, nešti savo kryžių likimą ir siekti dangaus karalystės. Jis mums sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Būti draugai su pasauliu reiškia nutolti nuo šio kvietimo. Tai reiškia pasiduoti pagundoms ir nustoti stengtis tapti šventais. Bet šventumas yra mūsų tikrasis pašaukimas. Apaštalas Paulius perspėja ir ragina mus laiške Romiečiams. Nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai yra kelias į laisvę ir tikrąją dvasinę pilnatvę. Tai ir yra raktas į tikrąjį dvasinį gyvenimą. Turime kasdien atnaujinti savo protą, semdamiesi stiprybės iš šventojo rašto, maldos ir sakramentų.
Tai padės mums išlikti ištikimiems Dievo tiesai. Net kai pasaulis aplink mus spaudžia priimti jo vertybės, mes turime išlikti tvirtais. Todėl pirmiausia, turime būti budrus pasaulio reikaluose. Mes turime suprasti, ko mūsų širdis trokšta. Ar mūsų gyvenime svarbiausia yra materialūs dalykai, ar mes ieškome Dievo valios ir jo karalystės. Ar esame pasirengę atsisakyti to, kas traukia mus pasaulyje, kad galėtume būti ištikimi viešpačiai? Ar galėtume? Antra, turime rinktis, kur praleidžiame savo laiką. Tai labai svarbu, kur praleidžiame savo laiką ir su kuo. Biblija mus įspėja, neapsirikite. Blogos draugijos gadina gerus papročius. Mes turime būti šviesa pasaulyje, bet neturime leisti pasauliui užgesinti mūsų šviesos. Mūsų draugystės turi būti nukreiptas į tai, kas stiprina mūsų tikėjimą. Ir gerai, jei tai suprantame, nestovėdami ant slenksčio, ant amžinybės slenksčio. Tačiau daugelis to nesupranta net savo kelio pabaigoje. Jums noriu priminti Steve'o Jobso paskutinius žodžius. Jūs supratote, kas yra svarbiausia prieš išeinant į amžinybę. Aš pasiekiau verslo sėkmės viršūnę, kitų akyse mano gyvenimas buvo sėkmės simbolis. Tačiau be darbo aš turėjau tik labai mažai gyvenimo džiaugsmo. Galiausiai mano turtas tai nieko daugiau nei faktas, prie kurio aš pripratau. Šiuo metu aš guliu lovoje, ligoninėje ir prisimindamas visą savo gyvenimą aš suprantu, kad visos liaupsės ir turtai, kuriais aš taip didžiavausi, tapo kažkuo nereikšmingu mirties akivaizdoje. Tamsoje, kai žiūriu į žalias įrangos palaikančias dirbtinį kvėpavimą švieseles ir girdžiu visus mechaninius jos garsus, jaučiu mirties alsavimą. Tik dabar aš suprantu, kad mes turime sekti kitais tikslais, nesusijusiais su turtais. Turi būti kažkas svarbiau. Pavyzdžiui, pasakojimai apie meilę, menas, mano vaikystės svajonės. Nuolatinės pelno lenktynės paverčia žmogų marionete. Taip nutiko ir man. Dievas apdovanoja mus pojūčiais, kad mes galėtume parodyti meilę artimui. Aš negaliu su savimi pasiimti nė skatiko iš to, ką per visą gyvenimą užgyvenau. Viskas, ką aš pasiimsiu su savimi, tai tik prisiminimai apie meilę. Štai tas tikrasis turtas, kuris turėtų sekti paskui jūs ir lydėti tam, kad turėtumėte jėgų eiti toliau. Meilė gali įveikti didelius atstumus. Gyvenimas neturi ribų. Pasiekite aukštį, kurį norite pasiekti. Eikite ten, kur širdis jūs veda. Visa tai jūsų rankose. Turint pinigų galite samdyti žmonės, kurie bus jūsų vairuotojai, už jūs darys įvairius darbus namie ir darbe, bet niekas už jūs nepriims jūsų ligos, jūsų likimo. Materialius dalykus, kurių mums trūksta, mes visada galime surasti. Bet yra vienas dalykas, kurio niekada nerasite, jei prarasite, tai gyvenimas. Nesvarbu, kiek jums metų dabar ir ką jūs pasiekėte. Mums visiems ateis diena, kai uždanga nusileis. Jūsų lobis tai meilė šeimai, mylimam žmogui, artimiesiems ir draugams. Saugokite save ir rūpinkitės kitais. Mylimieji, šiandien esame kviečiami atnaujinti savo įsipareigojimą būti Kristaus sekėjais pasaulyje. Ištieskime ranką tiems, kurie šalia mūsų. Mylėkime juos ir tarnaukime jiems, bet neleiskime pasaulio vertybėms keisti mūsų širdies. Būkime ištikimi tam, ką Kristus mums dovanoja. Tiesai. Tiesai, kuri veda į amžinai gyvenimą. Tegul materialūs pasaulio dalykai tarnauja mums, o ne mes jiems. Būkime pasaulyje, bet nepriklausykime jam. Tegul mūsų širdis būna sutelktas į Dievo valią,
o mūsų gyvenimą švies pasaulyje kaip Kristaus sekėjų šviesa. Amen. Taip tebūna. Amen.